Geštalto terapijoje nagrinėjame žmogaus elgesį dabartiniu momentu, čia ir dabar. Ką aš girdžiu, ką matau, ką jaučiu, apie ką galvoju. Nėra tiek svarbu, kas įvyko praeityje. Svarbiau, ką tu darai su tuo dabarties momentu. Dažnai sprendimų darimas tai atrodo lygtais šuolis per nepažintą kanalą ar griovį. Ir sprendimai dažnai daromi aplinkos įtakoje. Suaugęs žmogus skiriasi turbūt nuo vaiko, kad jisai pats prisiima atsakomybę už savo sprendimus ir įvertina visas aplinkybės, dėl ko ir pasekmes, dėl ko jisai elgiasi vienaip ar kitaip. Tai bus galimybė apie tai pakalbėti ir panagrinėti plačiau. Kas aš esu, priklauso nuo santykio, kurį aš kuriu su aplinka. Vienaip mane mato bendradarbiai, kitaip tėvai, kitaip artimieji, kitaip draugai, tolimesni pažįstami. Stovykloje bus galimybė geriau suprasti, kokiais būdais ir kaip aš esu santykiuose su nepažįstamais žmonėmis, bet tai kartu ir galimybė pereiti savo komforto zoną. Kiekvieną minutę turime daugybę pasirinkimų. Dažnai jaučiame nerimą, galvodami apie praeitį, galvodami apie kas mūsų laukia ir kokius pasirinkimus turėtume daryti. Vakarų pasaulio žmogus stengiasi viską suprasti, įrodyti, įsitikinti ir dažnai intelektualizacija yra būdas pabėgti nuo aplinkos ir nuo buvimo dabartyje. Tad leiskime savo būti, mažiau galvodami. Martynas Buberis, kalbėdamas apie susitikimą, jisai apibūdina jį kaip vienodų, lygiaverčių asmenų santykį. Tai nėra metodas ar patarimų rinkinys. Duodamas patarimą, aš jau nuvertinu kitą žmogų, jo patirtį ir prisiimu už jį atsakomybę. Taškas. Geštalto terapijoje svarbu susitikimas, fenomenologinis atspindėjimas, santykiai, buvimas tame lauke, kurį mes sukūrėme. Tikiuosi tavo atvirumo, žingeidumo, smalsumo ir tyrinėjimo aplinkos, ir tas laikas stovyklos bus prasmingas tiek, kiek mes visi kartu būsime aktyvūs, smalsūs, žingeidūs. Geštalto terapija nėra metodas ar nėra patarimų rinkinys. Tai yra gyvenimas. Gyvenimas, kuris gali keistis, kai jį priimame toks, koks jis yra. Kokius santykius kuriame su savimi, su aplinka, kartais labai
parodo netgi buvimas gamtoje. Gamta mus priima, įkvepia, apdovanoja ir skaudu, liūdna ir pikta matyti, kaip mes deginam, laužome. Kas tas žmogus, kuris taip niekingai, šlykščiai čia sukūrė vidury miško laužą, jis greičiausiai ir gyvenime taip pat kažką yra sulaužęs. Būnant gamtoje nesinori kalbėti. Taip gera būti, klausytis, uosti, matyti. Dažnai linkime vienas kitam tiesaus kelio per gyvenimą, bet tas kelias priklauso nuo aplinkybių ir nuo aplinkos, įtakos ir pasirinkimų. O kas pasakys, kuris kelias į viršūnes yra geresnis? Tiesus ar kreivas?